Ko rankos dega? Ei, Justai, labas. Kaip sekas? Ai, sunku, lengvai. Tu dar knygų nenuneši? Ne. Gi egzas buvo jau užvakar. Nu, patingėjau. Duok padėsi. Dėkui. Kas tavo rankos? Turbūt labai sušalai. Ne, truputį degina, bet taip nesijaučiu. Tavo rankos tikrai nušalo. Greičiau einam į biblioteką. Tai čia nieko nėra. Aš nieko nejaučiu. Aš truputį jos patirinsiu ir sušils. Ne už ką negalima trinti, tai yra pagrindinė klaida nušalant. Pirmiausia, tavo rankas reikia sušildyti. Apvyniokime šaliku. Tačiau nušalusių rankų jokių būdų negalima kišti į karštą vandenį arba prie radiatoriaus. Taip pat negalima trinti sniegu. Sušalusiam reikia duoti šiltų skysčių, arbatą, šiltą vandens arba sriubos, tačiau jokių būdų negalima duoti alkoholinių gėrimų, nes šie apgauna organizmą ir žmogus nesuvokia, kada jam yra šilta, o kada šalta. Taip pat negalima duoti kavos, nes susitrauks kraujagyslės. O, jaučiu šilumą. Pradedu jausti pirštus. Labai gerai, vadinasi, tavo rankos sušyla, tačiau pakartotinio nušalimo rizika padidėjo. Kad šventės būtų laimingos, svarbu atsiminti tai. Pirma, labiausiai yra pažeidžiamas šios vietos – nosis, ausis, skruostai, rankų pirštai ir pėdos. Antra, nušalimo požymiai. Iš pradžių oda pavąla, jaučiamas deginamas skausmas. Vėliau atsiranda nejautra. Esant sunkesniems atvejams atsiranda pūslės ir oda pasidaro vaškinės spalvos. Trečia, sušalusį žmogų reikia kuo greičiau nuvesti į šiltas patalpas, tačiau ten neturi būti per karšta. Esant kojų pirštų nušalimui, kojų iš batų geriau netraukti, išskyrus atveju, kai kojas būna sušlapusi. Žiedus, laikrodžius ar kitus rankos papuošalus yra svarbu nusiimti, nes atšildomos galūnės tinsta. Ketvirta. Nušalusias galūnes reikia įvynioti į audeklą, rankšluostį arba šaliką. Geriausias apsisaugojimo priemonės nuo nušalimo yra kepurė, pirštinės ir šalikas. Linkime jums gerų švenčių. Limsa Skaumų komitetas. Nesušalkite.